webinaro tema – mityba ir fizinis aktyvumas. Na ir labai tikiuosi, kad turėsite kažkokios naudos iš šio webinaro, iš šių 2 pranešimų. Galbūt kažką pritaikysite praktiškai ir tada, aš galvosiu, kad atlikau savo darbą tinkamai. Mityba tai yra turbūt toks dalykas, be kurio žmogus, negali gyventi, ir nėščiųjų mityba taip pat yra labai, labai svarbus dalykas viso nėštumo metu. Ir jeigu pažiūrėtume, apskritai, ant kokio pamato stovi sveikata, tai iš tiesų čia labai didelę dalį sudaro 3 tokie drambliai. Tai yra mityba, tai yra fizinis aktyvumas ir tai yra miegas ir poilsis. Dažnai žmonės kreipiasi į gydytojus dėl įvairių sveikatos sutrikimų ir nori juos išspręsti, bet retai kada pagalvoja, kad sprendimas pirmiausiai prasideda nuo pamato, nuo šitos bazės, nuo mitybos, fizinio aktyvumo, miego ir poilsio. Ir kol šitie dalykai nebus sutvarkyti, kol čia nebus gerai, tol kažkokie stebuklingi receptai, tabletės gali neveikti arba veikti nepakankamai. Todėl ir nėštumo metu tie patys principai išlieka svarbiausi, tai yra mityba, fizinis aktyvumas, miegas, poilsis, nuo ko priklauso nėščiosios savijauta ir nėštumo sėkmė. Mitybos svarba, kokie pokyčiai įvyksta nėštumo metu. Tai iš tiesų nėštumo metu kažkokių esminių mitybos pokyčių, tai yra nutolstant nuo sveikos mitybos piramidės, tai iš esmės daryti nereikia, tačiau tam tikri dalykai keičiasi. Tai pirma, tai didėja maistinių medžiagų poreikis. Antra, išauga energijos poreikis. Ir sveikatai palanki mityba iš tikrųjų teigiamai veikia tiek pastojimą, tiek nėštumo laikotarpį. Koks yra apskritai energijos poreikis? Nesu dietologas, tikrai čia prisipažinsiu, kad pats kalorijų iš tiesų neskaičiuoju. Tačiau sveikinu ir labai žaviuosi tai žmonėm, kurie susiskaičiuoja kalorijas. Taigi, bendrai energijos poreikis ir suvartojamų kalorijų kiekis priklauso nuo fizinio aktyvumo ir nuo amžiaus. Tai iš esmės čia yra tos kilokalorijų normos, kurios reikalingos dar prieš nėštumą, tiesiog kiekvienai moteriai. O jeigu pasižiūrėtumėm, kas vyksta nėštumo metu, tai nėštumo metu iš tiesų tas kaloražas reikalingas didesnis. Jeigu pirmą nėštumo trečdalį jis praktiškai nesiskiria, svarbu galbūt labiau ten maisto kokybė, tam, kad gautumėte pakankamai vitaminų ir mineralų, tai yra folio rūgšties, kalcio, geležies, omega rūgščių. Tai jau vėliau, augant nėštumui, augant kūno svoriui, papildomai reikia antrą nėštumo trečdalį maždaug 340 kilokalorijų. Jeigu kūno masės indeksas yra normalus, arba papildomai mažiau 240, čia neteisingai, kilokalorijų, jei kūno masės indeksas yra didesnis negu 25. O trečią nėštumo trečdalį vėlgi dėl dar didėjančio svorio, tai iš esmės reikia dar didesnio kaloražo, tai yra 425 kilokalorijų papildomai esant normaliam svoriui ir 360 kilokalorijų, jei kūno masės indeksas yra daugiau kaip 25. Pagrinde didesnis kaloražas reikalingas dėl didėjančios nėščiosios kūno masės, ir vaisiaus poreikiams patenkinti. Apie mitybos svarbą pasakiau, apie energijos poreikį prieš nėštumą. Nėštumo metu jisai didėja. Antrą nėštumo trečdalį mažiau, trečią labiausiai. Ir koks kūno masės prieaugis yra rekomenduojamas nėštumo metu, tai
mažiausiai svorio rekomenduojama priaugti tom moterim, kurios daugiausiai svėrė prieš nėštumą. Jeigu mažiau svėrė, tai tuomet, tas normalus kūno masės prieaugis gali būti netgi iki 18 kg. O esant daugiavaisiam nėštumui, vėlgi tos normos dar yra didesnės. Maistinių medžiagų poreikis, tai kasgi turėtų sudaryti nėščiosios mitybos racioną, tai iš tiesų pagrindinį racioną turėtų sudaryti angliavandeniai, pusę viso kiekio, baltymai apie 1/5, ir riebalai likusius 30%. Jeigu pažiūrėtumėm apie kiekvieną iš tų elementų atskirai, tai baltymų pagrindiniai šaltiniai tai yra gyvulinis maistas, liesa mėsa, pieno produktai, žuvis, taip pat ir kai kurios daržovės, ankštinės, grūdinės kultūros, riešutai, sėklos, taip pat yra baltymų šaltinis. Ir baltymų reikėtų suvartoti pirmą trečdalį, apie 0,8–1 gramą kilogramui kūno masės, augant nėštumui, tai yra nuo antro trečdalio, ir žindant truputėlį baltymų poreikis didėja iki 1,1 gramo kilogramų. Ir jau tuomet tą reikiamą kiekį pasiskaičiuojame pagal kūno masę. Angliavandeniai. Tai vėlgi svarbu yra, kokie angliavandeniai vartojami. Tai iš tiesų tai turėtų būti lėtai įsisavinami angliavandeniai, viso grūdo produktai, gali būti daržovės, pavyzdžiui, bulvės, arba kitos daržovės, taip pat vaisiai. Cukrų, tai yra tų monosacharidų ar disacharidų, tokių kaip gliukozė, fruktozė, sacharozė, kiekis turėtų neviršyti 10% paros energijos. Tai yra apie 50 gramų cukrų. Ir aišku, vengti įvairių saldintų gėrimų, kuriuose cukraus yra labai daug. Skaidulinės medžiagos tai irgi yra paprastai tose produktuose, kur gausu angliavandenių, ir jų svarba yra taip pat labai didelė nėštumo metu. Pirmas dalykas, tai kadangi nėštumo metu lėtėja šiek tiek žarnyno peristaltika, tai dažnai nėščiosios skundžiasi vidurių užkietėjimu, dėl to skaidulinės medžiagos tai yra kaip prevencija, profilaktika vidurių užkietėjimų. Taip pat skaidulinės medžiagos yra geras šaltinis vitaminų, mineralų bei kitų naudingų medžiagų. Svarbu, jeigu anksčiau nebuvo įpročio vartoti daug skaidulinių medžiagų, tai svarbu nepradėti nuo labai didelių kiekių, nes tai gali sukelti virškinimo sutrikimus, ir taip pat jas rekomenduojama vartoti kartu su skysčiais, su vandeniu, tam, kad jas geriau virškintų. Riebalai. Cholesterolis ne visada yra tik tai blogis. Tai iš tiesų cholesterolis yra reikalingas mūsų organizmui, ir jisai turi įtakos vaisiaus nervų sistemos vystymosi, taip pat vaisiaus gimimo svoriui, vaisiaus svorio augimui nėštumo metu. Iš riebalų labai svarbios yra omega-3 rūgštys, kurios taip pat reikalingos nervų sistemos, regos vystymosi, taip pat tai yra prevencija širdies kraujagyslių ligų vaikystėje. Ir reikėtų riboti tų negerųjų riebalų, tai yra transriebalų vartojimą, bei sočiųjų riebalų, kurie yra riebiuose pieno produktuose, dažniausiai grietinė, grietinėlė, sviestas, tai šitų reikėtų vartoti saikingai. Iš šaltinių čia šone matote, tai yra, aišku, riebalai pagrinde ateina su gyvulinės kilmės produktais, tačiau jeigu nėra noro valgyti šitų gyvūlinių produktų, tai riebalų galima gauti ir iš augalinių produktų, tokių kaip linų sėmenys, ispaninis šalavijas arba čija sėklos, ir riešutuose taip pat yra augalinių riebalų. Vanduo, dar vienas labai svarbus elementas, kurį nevalgome, bet geriame, tai vanduo yra iš tikrųjų būtinas elementas tam, kad organizmas funkcionuotų. Ir čia rekomendacijos yra maždaug 2–2,5 litro, ir skysčių pagrindą turėtų sudaryti būtent geriamasis vanduo, negazuotas mineralinis vanduo. Ir kokia yra išgeriamo vandens nauda, tai yra tokia, kad
tai sumažina šlapimo takų infekcijų riziką, bei taipogi prisideda prie geresnio virškinimo, sumažina vidurių užkietėjimo riziką. Be abejo, vandens reikėtų sunaudoti daugiau, kada yra karšta, vasaros metu, arba jeigu šiaip labai karštose patalpose leidžiate laiką, fizinio krūvio metu, tai yra sportuojant, karščiuojant, gausiai prakaituojant. Na ir toks paprastas testas, kaip galima įvertinti, ar trūksta išgeriamo vandens, tai galima pagal šlapimo spalvą. Jeigu šlapimas yra tamsiai rudos, tos vadinamos alaus spalvos, tai yra pagrindinis indikatorius, kad suvartojama nepakankamai vandens. Atliekant šlapimo tyrimą, tai vėlgi nešiosiam dažnai tai tenka daryti, tai nepakankamą suvartojimo vandens kiekį gali rodyti, pavyzdžiui, ketonai šlapime arba didelis santykinis tankis. Na ir dar vienas toks mitas, ar jeigu gersiu daug skysčių jau po gimdymo, ar tai didins pieno kiekį. Čia iš tiesų ne, nes pieno kiekio tai ženkliai nepadidina, na nebent jeigu yra iš tikrųjų mamos organizmo ryški dehidracija, tai tuomet gali vandens trūkumas sumažinti pieno gamybą. Vitaminai ir mineralai. Tai iš tiesų kai kurių vitaminų ir mineralų poreikis nėštumo metu padidėja. Tokie galbūt dažniausiai, apie kuriuos kalbama ir kurie yra svarbiausi, tai yra folio rūgštis, vitaminas D, geležis bei jodas. Ir jie yra svarbus tiek planuojant nėštumą, tiek pastoviai. Na, šiandien kalbėsiu daugiausiai apie su maistu natūraliai gaunamus vitaminus ir mineralus, nes, na, kaip jau sakiau pradžioje, pirmiausia yra mityba, fizinis aktyvumas, miegas, poilsis ir tada jau mes kalbame apie maisto papildus, vitaminus nėščiosiom, nes, na, tinkamai kokybiškai maitinantis turėtų paros poreikis praktiškai būti patenkinamas iš mitybos. Bet jeigu yra kažkokių tai, na, nežinau, nėštumo metu dažnai skonis keičiasi, negaliu valgyti ten pieno produktų, negaliu mėsos, tuomet verta pagalvoti apie maisto papildus ir trūkstamas medžiagas gauti iš tų papildomų polivitaminų. Geležis. Geležies rekomenduojama paros norma yra 15 mg ir geležis dalyvauja hemoglobino sintezėje, kuris yra pagrindinis raudonųjų kraujo kūnelių elementas. Na ir kraujo raudonieji kūneliai perneša deguonį tiek moters kūnui, tiek tiekia deguonį vaisiui. Ir iš tiesų, kalbant apie geležį, tai geležis geriausiai pasisavinama iš gyvūninės kilmės produktų. Na, kas gerina geležies pasisavinimą, tai yra vitaminas C, todėl galbūt girdėjote tą rekomendaciją, kad vartojant geležies preparatus juos galima užgerti apelsinų sultimis arba kartu su vitaminu C, netgi yra vaistų, kurie pagaminti geležis kartu su vitaminu C. Na, galbūt rečiau kalbama apie tai, kas blogina geležies įsisavinimą ir kartais būna vartojant geležį, hemoglobinas nekyla arba feritino lygis ten visiškai nekyla arba dar krenta, tai tuomet visada reikėtų pagalvoti apie tai, ar teisingai vartojama geležis ir produktai, kurie mažina geležies įsisavinimą, tai yra kava, arbata, kakava. Tai vėlgi maždaug 30 minučių iki geležies vartojimo ir 30 minučių po geležies preparatų vartojimo nereikėtų gerti šių gėrimų. Taip pat kalcis esantis pieno produktuose, kiaušinio trinys, lapinės kultūros riešutai, ankštiniai grūdai gali sumažinti geležies vartojimą. Todėl, na, vartojant geležį papildomai geriausia ją būtų gerti ryte dar prieš valgį. Taip yra užtikrinamas geriausias pasisavinimas. Na ir kūdikiai savo būtiną geležį sukaupia paprastai dar gimdoje, tai yra per nėštumo savaitės sukaupia geležies rezervą 6 mėnesiams. Kalcis dar vienas mikroelementas, jo per parą reikia truputėlį virš gramo. Na ir kalcis labai svarbus kaulų ir dantų vystymuisi. Vėlgi, vartojant
pakankamai pieno produktų, grūdinių kultūrų, ankštinių, riešutų, sėklų, kai kurių daržovių, tokių kaip brokoliai, tai kalcio poreikis turėtų būti užtikrinamas su maisto produktais ir papildomai kalcį vartoti tik tai tais atvejais, kada nieko iš šitų produktų negalite vartoti. Jodas labai svarbus skydliaukės veiklai, skydliaukės hormonų sintezei. Nėštumo metu skydliaukės veikla ir šiaip šiek tiek lėtėja, skydliaukės hormonų koncentracija krenta, todėl jodas yra labai svarbus tiek iki nėštumo, tiek nėštumo metu tam, kad užtikrinti skydliaukės veiklą. Ir Lietuvoje, Lietuva yra toks regionas, kur jodo aplinkoje yra mažai, todėl rekomenduojama vartoti joduotą druską. O kiti šaltiniai jodo, tai yra jūrinė žuvis, jūrų gėrybės, kiaušiniai, daugiausiai turbūt iš tos joduotos druskos gauname jo. Magnis – dar vienas preparatas, kurį dažnai vartoja nėščiosios. Vėlgi, dar kartelį galbūt kalbėdamas apie magnį sugriausiu tą mitą, kad magnis iš tiesų nesaugo nuo priešlaikinio gimdymo ir nepadeda nuo gimdos apsitraukimų. Jeigu ir yra pagerėjimas, tai jis paprastai prilygsta tam vadinamam placebo poveikiui. Taigi magnis nėra skiriamas nėštumo sulaikymui, priešlaikinio gimdymo prevencijai, tačiau magnis yra svarbus kitiem dalykam. Jis yra svarbus nervų sistemos vystymuisi, raumenų, kaulų funkcionavimui, turi kažkiek antistresinio poveikio, taip pat pagerina kalcio apykaitą. Ir magnis kaip papildas, jisai dažniausiai nėštumo metu turėtų būti skiriamas esant raumenų mėšlungiam, tai nuo šito dalyko tikrai turėtų pagelbėti. O produktai, kuriuose gausu magnio, čia matomi puslapio viršuje. Folio rūgštis, tai čia labiausiai turbūt su nėštumu besiasocijuojantis vitaminas, papildas. Ji reikalinga, dažniausiai tą, ką vartojate nėštumo pradžioje, tai yra skirta tam vadinamam nervų vamzdelio defektų prevencijai, tai yra sklandžiam nugaros smegenų vystymuisi, tačiau folio rūgštis taip pat svarbi DNR sintezei, placentos augimai bei eritrocitų gamybai. Ir folio rūgšties papildomai rekomenduojama vartoti bent 4 savaitės iki pastojimo ir tęsti iki 12 savaičių. Rekomenduojama dozė papildai yra 400 mikrogramų per parą. Jeigu yra rizikos veiksniai, tokie kaip jau ankstesnio nėštumo metu nustatyti kažkokie vaisiaus stuburo defektai, jeigu yra nutukimas, kūno masės indeksas virš 30, jeigu moteris serga epilepsija ir vartoja prieš epilepsinius vaistus, jeigu yra cukrinis diabetas, tuomet dozę reikėtų didinti iki 5 mg per parą. Vitaminas D, tai čia pagrindinis šaltinis saulė, vėlgi, aišku, dabar ir sezonas ne tas, kada gauname saulės, iš vis jau saulės gal taip retas svečias šiuo laikotarpiu. Taigi, iš saulės vitamino D šiuo metu iš tikrųjų gauname mažai, o jo reikėtų bent jau 10 mikrogramų gauti per parą, tai tuomet kažkiek tai jo galime gauti iš maisto. Pagrinde žuvis ir kiaušiniai yra šaltinis vitamino D. Vitaminas D yra svarbus ne tik tai kaulų funkcijai, kaulų formavimuisi, tačiau ir imunitetui, tai ir B limfocitų aktyvumui bei didina insulino išsiskyrimą. Ir nėščiosiom rekomenduojamos paros normos tai yra 600 tarptautinių vienetų arba 15 mikrogramų, esant nutukimui daugiau, tai yra 1200 tarptautinių vienetų arba 30 mikrogramų per parą. Produktai, kuriuos reikėtų riboti nėštumo metu, tai be abejo yra alkoholis. Šiai dienai klinikinės studijos teigia, kad nėra tokios saugios alkoholio dozės, kurią galima būtų saugiai vartoti viso nėštumo metu ir tikėtis, kad nebus jokių pasekmių. Alkoholio vartojimas nėštumo metu yra susijęs, ankstyvo nėštumo metu yra susijęs su persileidimo rizika, vėliau su vaisiaus pažeidimo rizika.
Taigi alkoholis turėtų būti visiškai pašalintas iš raciono ir nėra jokios saugios dozės. Kofeino turintys gėrimai, kava, arbata, jų nereikėtų visiškai atsisakyti, jeigu yra noro galima vartoti, paprastai yra 2 puodeliai kavos arba 4 puodeliai arbatos, turėtų būti saugi norma, ką galima viso nėštumo metu vartoti. Gyvsidabris be abejo tai yra kenksmingas sunkusis metalas, dažniausiai tai yra su žuvies produktais gaunamas elementas ir paprastai tai yra su tom plėšriosiomis žuvimis, lydeka, ešerys, jų ypač jūrinėmis, tunas, lašiša. Tai vėlgi šitos žuvies kiekį kažkiek reikėtų riboti. Turbūt ne visada turime galimybę žinoti tos žuvies kilmę ir kokiu jinai vandenų, kiek ten galėtų būti gyvsidabrio. Todėl tokia yra mitybos rekomendacija, kad atsargiai su šito. Nepakankamai termiškai apdorotas maistas, tai yra pagrindinė rizika dėl toksoplazmozės. Toksoplazma tai yra toks pirmonis sukėlėjas, kuris patekęs į moters organizmą gali sukelti infekcinę ligą, kuri pažeidžia vaisių. Taigi nepakankamai termiškai apdorotas maistas, dažniausiai mėsos produktai turėtų būti tas dalykas, kurių vengiame. Kas yra nepakankamai termiškai apdorotas maistas, tai yra rūkyti, vytinti mėsos gaminiai, galbūt ant grilio kepti mėsos gaminiai, ten irgi kartais nebūna pasiekiama reikiama temperatūra, kad šitos sukėlėjus paveiktų. Nepasterizuoto pieno produktai, vėlgi turbūt mažiau, rečiau sutinkamas dabartiniam racione produktas, tačiau yra tikrai tikiu žmonių, kurie turi galimybę tai vartoti, tačiau dėl tam tikrų sukėlėjų, tokių kaip listeriozė, rizikos reikėtų vengti nepasterizuotų pieno produktų. Ir įvairūs paruošti kulinarijos patiekalai, jie turi ribotą vartojimo laiką, ten greičiau dauginasi bakterijos, tai šitų dalykų rekomenduotina vengti. O rūkyti, sūdyti, konservuoti mėsos produktai, tai jie turi labai daug druskos ir iš esmės dėl didesnio druskos kiekio jų irgi reikėtų atsisakyti. Viskas, ką minėjau, čia pavaizduota grafiškai, kavos 2 puodeliai per dieną yra saugi dozė, druskos arbatinis šaukštelis 5 gramai yra ta dozė, kurią galėtumėm vartoti. Ir visi jūrų žuvų produktai bei rūkyti mėsos gaminiai, tai yra tie dalykai, kurių kiekis turėtų būti ribojamas, nes tai gali turėti neigiamų pasekmių. Dar paskutinė skaidrė apie žindymo laikotarpį, kaip būna po nėštumo žindant. Tai iš tikrųjų žindant energijos poreikis taip pat yra didesnis, maždaug iki 500 kilokalorijų per parą reikia daugiau. Žindymo metu moteris netenka svorio paprastai dėl kūno riebalų atsargų naudojimo, todėl žindymas yra naudingas procesas ne tik dėl to, kad naujagimis gauna reikiamas medžiagas ir antikūnų su mamos pienu, tačiau ir mamos kūno riebalus tai degina. Per pirmosius 6 mėnesius žindant vidutiniškai prarandama po 800 gramų per mėnesį. Čia labiau tam, kad įsivaizduotumėte, koks yra tas svorio kritimas po gimdymo. Ir griežti suvartojamos energijos apribojimai ir per mažas svorio prieaugis nėštumo metu gali lemti blogesnę pieno kokybę, tai yra mažesnį pieno tankį. Tačiau nedideli suvartojamos energijos apribojimai, ypač jeigu buvęs antsvoris prieš tai, tai iš tikrųjų pieno sudėčiai bei kūdikio svorio prieaugiui įtakos neturi. Ir dar vienas momentas, kad kūdikiai iš tiesų nebūna alergiški mamos pienui, tačiau gali būti jautrus maisto produktams, kuriuos vartoja mama. Ir iš tiesų, jeigu pasireiškia kažkokios alerginės reakcijos, tuomet reikėtų stebėti savo mitybą, savo dietą, atkreipti dėmesį, kokie simptomai kūdikiui pasireiškia ir alerginės reakcijos dažniausiai per 24 valandas pasireiškia po produkto, kūdikiui pasireiškia per 24 valandas po produkto suvartojimo, tai
na, nereikėtų skubėti apskritai nutraukti žindymą, jeigu naujagimiui pasireiškia alergija, tačiau ieškoti produkto, kuris būtent alergizuoja. Tai pirmam pranešimui tiek ir dabar atsakysiu į jūsų klausimus, kurių matau yra pateikta. Tai pirmas klausimas, dėl ko atsiranda gestacinis diabetas. Tai gestacinis diabetas atsiranda paprastai dėl to, kad nėštumo hormonai jie veikia prieš insuliną ir blogina insulino veikimą. Tai dėl to ir atsiranda nėščiųjų diabetas, nes moteris iki nėštumo buvusi sveika, neturėjusi diabeto, staiga turi nėščiųjų diabetą. Yra tam tikri rizikos veiksniai, tokie kaip antsvoris, nutukimas, giminiai, buvęs cukrinis diabetas, didelis nėščiosios kūno masės prieaugis, tai yra rizikos veiksniai nėščiųjų diabetų. Tačiau pagrindinis mechanizmas tai yra prieš insuliną veikiantis nėštumo hormonai. Ir nėščiosios, kurios susidūrė su to nėščiųjų diabetu, iš tikrųjų dažnai pastebi, kad tokia krizė būna ten apie gal kokią 24, 30, 1-2 savaitę, kada sunkiau koreguoti glikemiją, vėliau, kada įsijungia vaisiaus insulino gamyba, nėštumo pabaigoje paprastai tie glikemijos rodikliai savaime pagerėja.